Labas visiems, kitapus ekrano, kurie šią akimirką į mus žvelgiate ir mūsų klausote. Mano vardas Jurgita Jurkutė Širvaitė ir šiandien aš buvau pakviesta sudalyvauti įdomiame grožio ir chirurgijos klinikos Sugihara projekte Paklauskime gydytojo. Kadangi labai dažnai mes, ypatingai moteris, esame linkusios klausti mamos, draugės, tetos, dirbtinio intelekto ar Google, tai kas čia su mano vienais ar kitais dalykais vyksta. Bet iš tikrųjų teisingiausias atsakymas turbūt ateina iš profesionalaus gydytojo. Taigi šiandien su manimi yra dvi žavingos gydytojos dermatologės, trichologės, Sugihara klinikos darbuotojos. Tai Gintarė Ulenskaitė. Labas, Gintarė. Sveiki. Ir Monika Blaževičiūtė. Sveiki. Kaip jūs jaučiatės? Puikiai. Manau, kad... Visą naktį nemiegojot, galvojot, ką čia teisingai žiūrovėms pasakyti? Taip. Gal ir nebūtų gerai nuo to pat pradėti. Aišku, visą laiką reikia žiūrėti pozityviai, kad mes jaučiamės puikiai. Iš tikrųjų labai džiaugiamės turėdamos tokią galimybę čia būti ir pakalbėti aktualiomis temomis, nes kaip ir minėjai, iš tikrųjų labai daug odos priežiūros tam tikrų principų yra apipinti mitais, ar pacientai ar klientai vienaip ar kitaip gali pasirinkti ne visada tinkamą sprendimą. Tad labai džiaugiamės būdamos čia ir galėdamos supažindinti ir padėti kiekvienam žiūrinčiam kitame pusėje ekrano. Taip. Ir Monika, ačiū tau labai, kad tu man irgi priminėjai, kad aš užakcentuočiau mūsų žiūrovams, kad šiandienos mūsų tema yra oda. Tai mes turėsime tokių keletą blokų, kuriuose aš jums pateiksiu klausimus atkeliavusius iš socialiniuose tinkluose, aktyviai dalyvavusių žmonių, daugiausia aišku moterų. Tai bus keletas blokų, o pabaigoje pažaisim tokį žaidimą. Mitas ar tiesa? Tai pasiruošusios pradėti? Taip, gerai, pradedam. Taigi, pradėsime nuo pirmųjų klausimų, kuriuos įdėjome į dėžutę pavadinimu Kasdienė odos priežiūra. Gydytojas, Gintarė, Monika, kokia yra jūsų kasdienė rutina? Galėtumėt trumpai pasidalinti? Žinoma, bet visų pirma, ką norėčiau pasakyti, niekad savo veido priežiūros rutinos nereikėtų lyginti su gydytojo dermatologo ar galbūt kosmetologo, kadangi mes savo darbę išmėginame labai daug įvairių priemonių ir mūsų rutina dažnu atveju nebūna labai pastovi, kadangi išbandome naujus produktus, išbandome daug produktų. Dabartinė mano veido odos priežiūros rutina, vis tiek pasidalinsiu, kaip jinai dabar atrodo, tai esu įtraukusi švelnų prausiklį, kadangi žiemos laikotarpio oda labiau sausėja, sumažėjus yra oro drėgmė, tai norisi labiau pasaugoti savo veido odą. Nakties metu rekomenduoju naudoti ir pati naudoju serumą su peptidais, na ir naudoju priemonę, kuri turi priešuždegiminių savybių, tinkama yra odai raustančiai, tai yra priemonė su azelaine rūgštimi. Na ir žinoma naudoju odos barjerą statančią priemonę, tai yra kremą. Kremą, kuris ir turintis lipidų savo sudėtyje, drėkinamųjų savybių ir šiuo atveju jis turi ryžių ekstrakto. Na, o dienos metu tai priežiūra yra kiek paprastesnė, tai dienos metu visados ir savo pacientam rekomenduoju ir pati naudoju, tai yra serumas su antioksidantais, tai yra vitaminu C ir ferulo rūgštimi, kadangi dienos metu mūsų oda sąveikauja su daug kuo, tiek su oro tarša, tiek su ultravioletiniais spinduliais, net naudojant apsaugą nuo saulės, tai stengiuosi sumažinti šią žalą. Tuomet yra apsauginis kremas, kuris kaip taipogi palaiko mano odos barjerą ir kremas nuo saulės, kurį rekomenduoju. Nusibraukti prakaitą ir taip mintise galvoju, aš tai tiek nieko nedarau. Galbūt stengiuosi labai paaiškinti ir kokias medžiagas naudoju, ir kokia jų sudėtis yra tam, kad pagrįsčiau, kodėl aš jas naudoju, bet tikrai kiekvienam žmogui kasdieną nereikia naudoti tiek daug ingredientų, dažniausiai pakanka bazinės priežiūros, tai yra prausiklio, kremo ir apsauginio kremo nuo saulės. Ar iš tiesų reikia naudoti skirtingą kremą ryte ir vakare? Jūs tuos pačius naudojate ar skirtingus? Aš tai šiuo metu, tai aš naudoju iš tikrųjų tą patį kremą, bet kaip sakiau, jisai nėra labai pastovus, tai nereikėtų mane žiūrėti kaip į pavyzdį, bet bendrai visuomeniai paėmus, tai ar galima naudoti tą patį kremą tiek ryte, tiek vakare, tai tikrai galima naudoti tą patį kremą, kadangi pagrindinė kremo funkcija tai yra
atstatyti, palaikyti odos barjerą, ar ne? Tai atstatyti odos lipidus ir taip pat odai suteikti drėkinamųjų medžiagų. Bet yra ir tam tikri privalumai naudojant atskiras priemonės, kadangi mūsų oda lygiai taip pat kaip ir visas mūsų organizmas turi cirkadinį ritmą, ar ne? Tai nakties metu oda yra labiau linkusi į regeneraciją, atsistatymą, padidėja kraujotaka, tai reiškia, kad mes geriau pasisaviname medžiagas. Na, o dienos metu mūsų oda labiau ir pati stengiasi apsisaugoti nuo aplinkos, kaip buvau paminėjusi apie oksidacinį stresą, tai mūsų oda pati daugiau išskiria antioksidantų, kad jinai natūraliai kovotų su jais. Tai grįžtant prie odos priežiūros rutinos, mūsų tikslas ir yra prisitaikyti prie odos. Tai pavyzdžiui, nakties metu rekomenduojama naudoti priemonės, kurios yra kiek galbūt riebesnės konsistencijos ar ne palaikančios odos barjerą bei turinčios aktyvių ingredientų, kurios pastimuliuotų dar labiau tą odos regeneraciją. Tai pavyzdžiui, retinoidai vienas iš tų ingredientų. O dienos metu mūsų tikslas yra palaikyti odos apsauginę funkciją, ar ne? Tai yra, kaip ir Monika minėjo, galime naudoti, ir aš minėjau, galime naudoti antioksidantus, tai pastiprindami tą apsaugą. Na ir dienos metu, kadangi aktyviau pradeda veikti riebalinės liaukos, galima rinktis kiek lengvesnės konsistencijos kremą. Tačiau bendrai populiacijai tikrai užtenka ir vieno kremo naudoti tiek ryte, tiek vakare. Nes čia buvo toks dar klausimo papildymas. Ar čia tik reklaminis triukas? Tai turbūt galima paneigti šitą, ar ne? Kad priklausomai tiesiog nuo žmogaus odos būklės. Tikrai taip, aš manau, kad galima būtų paneigti, nes turėtumėm atsižvelgti, kaip ir Gintarė paminėjo, kad kokia yra kremo funkcija. Tai jeigu tai yra nurodyta, kad tai yra naktinis kremas ir jisai turi tam tikrą funkciją, tai yra papildomai stiprinti odos barjerą arba veikti tam tikrą probleminę, sakykime, odą nukreiptą į uždegimo mažinimą arba pigmento mažinimą, tai tokiu atveju jis tikrai, teisingai pavadintas naktiniu kremu, nes mes ir įprastai jį rekomenduojame naudoti vakarais. O dienos metu, jeigu tai yra, sakykime, kremas nuo saulės, tai mes jo vakare tikrai nenaudosim. Ir tai yra kaip, jau sakykime, atskiras kremas dienos metu, tai sakykime, kad paneigti tikrai galime. Gerai, kitas klausimas. Kokių priemonių tikrai reikia, jei neturiu jokių odos problemų? Aš išskirčiau prausiklį, kadangi per dieną vis tiek mūsų oda gamina ir sebumą, tai yra riebalinį sekretą, prakaituojame, ant mūsų odos ir aplinkos tarša kaupėsi, ar ne, makiažą nešiojame, kremą nuo saulės, tai tiesiog viskas, kas ant mūsų odos mes norime nuplauti. Nuplovus mes kiek sumažiname apsauginį lipidinį sluoksnį, ne, tai dėl to norime jį atstatyti, naudodami veido kremą. Ir pagrindinis, čia jau kiekvieno dermatologo rekomenduojamas ingredientas, priemonė, tai yra apsauginis kremas nuo saulės. Reziumuojant, gydytojas, tada kas rekomenduotina tam, kuris neturi jokių odos problemų? Praustis ir atstatyti lipidinį sluoksnį. Ir saugotis nuo saulės. Taip, ir saugotis. Gerai. 3 žingsniai, iš tikrųjų tai yra gan paprasta. Taip, gerai, keliaujam toliau. Ar micelinis vanduo tikrai nuvalo ir jo nebereikia nuprausti? Nuplauti gal. Taip, tai čia iš tikrųjų, kaip ir su Gintarė kalbėjome apie tai, kad yra 2 stovyklos. Yra 2 stovyklos, viena iš jų tai, kad micelinis vanduo pakankamai gerai nuvalo veido paviršių, pašalina makiažą ir jo papildomai nuplauti tikrai nereikia. Kita stovykla tai yra, kad po valymo miceliniu vandeniu reikėtų veidą papildomai nuprausti vandeniu arba švelniu prausikliu. Tai bent jau mes įprastai rekomenduojame tikrai papildomai nuprausti, nes negalime būti tikri, kad tikrai visus nešvarumus pašaliname, pačiame micelinėme vandenyje esančios micelės taip pat gali sukelti odos dirginimą, ypatingai jeigu oda yra jautri. Tai bent jau mes rekomenduojame micelinį vandenį dar papildomai nuprausti vandeniu arba švelniu prausikliu. Jeigu tik mažiau pamiegu, pamėlsta pakiai. Kaip su tuo kovoti? Man toks, kai aš šitą klausimą paskaičiau, aš galvoju, Dieve, čia jau yra atsakymas slypi, bet įdomu išgirsti, ką gydytojas pasakys. Taip, tai iš tikrųjų labai dažna problema yra pakių sritis. Kodėl pakių sritis? Nes iš tikrųjų oda pakiuose yra pati ploniausia. Todėl labai persišviečia, kas yra po ją. Kai mes neišsimiegame, pradeda tikti
mikrocirkuliacija, tai yra smulkioji kraujotaka. Dėl to kraujas užsistovi ir per tą ploną odą geriau matosi melsvas atspalvis. Aišku, tai labai didelė įtaka ir genetika turi, bet neišsimiegojimas tai gali pabloginti. Jeigu tai kartojasi, nenaudojama dar apsaugos nuo saulės, su laiku gali atsirasti ir pigmentacija. Tai gali būti kaip ir dvi problemos viename, ar ne? Tiek pamelimas, kuris galbūt atsiranda iš pradžio kaip karts nuo karto, ar ne, neišsimiegojus, paburkimas, pamelimas, na, o ilgalaikį perspektyvą gali atsirasti ir pigmentacija dėl dažno paakių paburkimo bei saulės poveikio. Tai ką daryti? Taip, tai iš tikrųjų labai geras atsakymas, taip, tai susitvarkyti savo miego režimą, nes iš tikrųjų labai daug odos priežiūros ir odos sveikatos priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo. Bet aišku, čia lengva pasakyti, bet kartais yra sunku padaryti. Galima būtų pridėti prie tų 3 pagrindinių rutinos elementų 4. Išsimiegot. Tikrai taip. Tikrai taip. Gyvenimo būdas bendrai labai čia, kaip sakau, sunkus įgyvendinti, bet labai esminis dalykas yra. Taip, tai ką galima daryti be miego, tai jeigu taip įvyksta, kad galbūt blogai išsimiegojot, paburkė paakiai, tai galima visų pirma elementarų dalyką atlikti, tai tepant paakių kremą, švelnų masažą atlikti, ar ne? Kad drenuoti limfą, ar ne? Taip, būtent labai taikliai ir pastimuliuoti kraujotaką. Na, jeigu kalbame apie ilgalaikę perspektyvą, kaip minėjau, kad yra labai plona paakių oda, tai galima į odos priežiūros priemonės įtraukti retinolį. Aišku, yra specifinis retinolis paakių sričiai, tai tikrai nenaudojamas. Tai aš nežinojau. Aha. Taip, bet turi būti specifinis, dažniausiai jo silpnesnės formos, kadangi paakių oda yra labai jautri, tai būtent yra specifinis paakių odai skirtas retinolis arba retinolio esteriai, kas yra silpnesnio jo forma. Ir ilgalaikiai perspektyvoje taip mes stimuliuojame kolageno sintezę, kuo mes galime, na aišku, ne itin stipriai, bet kiek pastorinti odą. Kitas dalykas, tai aišku priemonė su niacinamidu, kad tą odos barjerą pastiprintume, nes dažnu atveju paakiuose stebime ir sausėjimą. Taip pat galima galvoti apie procedūras, jeigu jau stebima yra ir pigmentacija. Ne? Tai kokios procedūros? Gali būti rūgštiniai pilingai, jeigu tai yra būtent pigmentacijos problemos, na arba tai, kas yra nukreipta į odos drėkinimą ir kolageno sintezę. Ne? Tai galima galvoti, jeigu iš pavyzdžių, tai PRP procedūros, injekcijos su amino rūgštimis, galbūt net ir polinukleotidų injekcijos. Tai tų sprendimų yra, bet tai yra labiau ilgalaikiai perspektyvo. Jeigu Tik norėjau turbūt pridėti jums, ar ne, gydytoja, kad ir turbūt labai individualus sprendimas, ką iš šitų procedūrų pasirinkti, nes kartais, žinot, moteris prisiklauso ir tada sako, man reikia ir to, ir to, ir to, ir to. O jos paakiam gal tai visai netinka? Tikrai taip, nes kaip pat ir išsikalbėjom, kad dažniausios būna su paakiais problemos, tai arba tiesiog plona oda, kai matom, kad yra pamelinavimas, arba jau pigmentacija. Tai dažnu atveju yra skirtingi truputėlį sprendimo būdai. Nes dar nepaminėjau iš priežiūros priemonių, jeigu tai yra pigmentacija, tai naudojama priemonės, kurios mažintų pigmentaciją. Tai lygiai tas pats vitaminas C jau minėtas, ar ne? Dar iš ingredientų yra tiamidolis naudojamas prieš mažinantis pigmentaciją, tranexamo rūgštis, tai irgi priklauso nuo tų patamsėjusių paakių kilmės, koks tai gali būti sprendimo būdas. Kai klausau jūsų, atrodo, kad tokios yra daugiau laisvės, nes tikrai yra sprendimų būdų. Bereikia tik paklausti gydytojo, kuris profesionaliai patartų, kurigi kryptis yra tinkamiausia man. Tai žinoma, be abejonės, prieš planuojant kažkokį ar pageidaujant procedūrų kurso ar kažkokių konkrečių medžiagų, mes visą laiką prašome pacientų užsiregistruoti pradžiai konsultacijai, kad mes galėtume aptarti, kokia problema labiausiai vargina, kuriuo paros metu ta problema labiausiai vargina, ar jau yra bandyti kažkokie gydymo metodai. Tai tokiu atveju mes individualizuojame tą patį gydymo planą. Tai kalbant apie ilgesnę perspektyvą, tai tikrai Gintarės paminėtos tiek gydymo procedūros, tiek aplikuojami ingredientai yra tikrai plačiai taikomi pamėlusių arba patamsėjusių paakių gydyme. Ką dar galėčiau pridurti papildomai, jeigu kalbant apie būtent mikrocirkuliaciją paakiuose, jeigu tai yra, taip jau atsitiko, kad nepavyko gerai išsimiegoti, galima tokius pakankamai paprastus ingredientus įtraukti į savo rutiną, tai yra kremas su kofeinu, kas atrodo labai paprasta, bet tai iš esmės pagerina mikrocirkuliaciją paakiuose.
Vėlgi, tai nesprendžia pačios plonos odos problemos arba tai nesprendžia pigmentacijos problemos, na, bet toks kaip toksai greitesnis efektas. Pagalba. Tikrai taip. Tai kažkaip derinant vieną ir kitą variantą mes galime pasiekti geriausių rezultatų, bet vėlgi kiekvienam tai yra labai individualu. Jeigu veikia man, nebūtinai veiks kažkam kitam. Taigi linkiu mūsų klausytojams turėti drąsos, klausti gydytojo, kuris pabūtų jūsų vedliu ir padėtų susidaryti kasdienės rutinos būtent jums tinkantį planą. Oda, saulė, vėjas ir šaltis. Man atrodo, kad ši tema aktuali kiekvienam ir kiekvienai gyvenančiai Lietuvoje, nes turime visko. Ir vėjo, ir saulės, ir šalčio. Tai turim drėgmės, tai nebeturim, žiūrėkit, kai šildymo sezonas. Tai kas tas SPF ir ką apibrėžia skaičiai ant pakuotės? Tai yra vertimas iš anglų kalbos Sun Protection Factor, tai yra apsaugos nuo saulės faktorius. Tai iš esmės tai yra faktorius, kuris apsaugo nuo žalingų saulės spindulių, pagrinde kalbame apie UVB spindulius. UVB spinduliai tai yra tie spinduliai, kurie sukelia odos nudegimą ir didina riziką susirgti odos vėžiu. Tai būtent SPF ir numeriukas šalia, tai yra tie skaičiai, nurodo, sakykime, jeigu taip paprastai, kiek ilgiau mes esame apsaugoti iki nudegimo, negu būtume apsaugoti be jo. Tai jeigu, pateikti tokį pavyzdį, tai įprastai, jeigu jūs būnate saulėje ir jūsų oda parausta po 10 minučių, tai pasitepus SPF 30 reiškia 30 kartų padidinamas tas laikas, kada jūs jau parausite. Tai yra 300 minučių. Bet vėlgi tai yra teoriniai skaičiai. Praktikoje mes rekomenduojame bet kokiu atveju kremą nuo saulės reaplikuoti kas 2 valandas, nes yra kitų veiksnių, kurie gali trikdyti tą laikotarpį. Tai iš esmės, koks kiekis kremo yra aplikuojamas, ar jūs sportuojate, ar intensyviau prakaituojate, galbūt nuvalite netyčia rankšluosčiu ar besirengiant drabužiais. Tai tokiu atveju mes vis tiek rekomenduojame laikytis tos taisyklės, kad kremą reikėtų reaplikuoti kas 2 valandas. Dar ką svarbu paminėti, kad turime saugotis ne tik nuo UVB spindulių, turime saugotis ir nuo kitų spindulių, tai yra UVA, kurie iš tikrųjų labiausiai yra siejami su fotosenėjimu, nes jie turi poveikį į mūsų kolageno sintezę ir jo irimą. Todėl, kalbant ne tik apie apsaugą nuo odos vėžio, bet ir apsaugą, ne apsaugą, o tokią prevenciją amžėjimo, tai turėtume naudoti plataus poveikio spektro SPF filtrus, tai perkant SPF ar domintis, reikėtų atkreipti dėmesį į pakuotę. Ar yra koks numeriukas parašytas, kad žinoti, orientuotis plius minus, kiek ilgai mes esame apsaugoti, bet ir pasižiūrėti, ar esame apsaugoti ir nuo UVA spindulių. Tai yra žymėjimas dažniausiai parašytas UVA ir apibrauktas apskritimu arba pažymėta PA su 3 pliusiukais. O žiūrėkit, šiaip tai Lietuvoje tos saulės ne per daugiausia. Ar tikrai SPF reikalingas, nežinau, visus metus? Visais sezonais? Kaip dermatologė, tai tikrai taip atsakysiu, kad kremą nuo saulės reikalinga naudoti visais sezonais, nes Monika labai gerai papasakojo apie tai, kas pasiekia mūsų odą. Tai mūsų odą pasiekia UVB spinduliai, taip, tai yra tie, kurie yra labiausiai atsakingi už odos vėžio išsivystymą, ne už tą nudegimą raudoną, kurie padaro žalą mūsų odos ląstelių DNR informacijai, bet taip pat mus pasiekia UVA spinduliai, kurie atsakingi yra už fotosenėjimą ir jie mus pasiekia visus metus, net praeina pro langą, kas įdomu, ar ne, automobilyje, ofise mus pasiekia, tai mums gali paskatinti priešlaikinį senėjimą odos. Net ir taip pat mus pasiekia ir regimoji šviesa, ar ne, ir ypač dabar yra aktualu, kuomet mes tiek daug laiko praleidžiame prie kompiuterių, prie telefonų, prie planšečių. Ir būtent ekranai spinduliuoja didelį kiekį mėlynosios šviesos. Mėlynoji šviesa yra siejama su pigmentacija, kadangi gali pastimuliuoti ją. Tai jeigu norim savo odą apsaugoti visapusiškai, ne tik tai nuo odos vėžio, ne tik tai nuo fotosenėjimo dėl UVA spindulių kolageno irimo, bet ir nuo pigmentacijos netolygios, tai tikrai rekomenduoju naudoti apsaugą nuo saulės visus metus. Dar ką norėčiau papildyti, tai kas yra įdomu, kad žmonės kartais patikrina UV indeksą ir sako, žiemos metu UV indeksas nėra didelis ir man kremo nuo saulės naudoti nereikia. Bet UVA spinduliai, kaip ir Gintarė minėjo, jie yra aktyvūs nuolat ir jie praeina ir mūsų ofiso langus ir netgi debesuotą dieną. Ir tokiu atveju tas kremo naudojimas turi būti tikrai nuolatinis. Ir kas labai svarbu, sniegas. Iš tikrųjų, jeigu yra snieguota diena, jeigu užsiemate sportų lauke, kuomet yra daug gražaus spindinčio sniego, iš esmės jis atspindi net tik 80% UVB spindulių. Tai netgi galimas ir nudegimas, jeigu esate nepasitepę, neaplikavę kremo nuo saulės.
Taip, ir tas dažnai stebimas slidinėjant. Taip, ar tikrai ne? taip. Dažniausiai galbūt ir teko, kada matyti slidinėtojai nepagalvoja apie apsaugą nuo saulės, o gauna kaip ir dvigubo jos kiekį, aukštose vietose, kalnuose dar yra didesnė ultravioletinių spindulių spinduliuotė ir grįžta tuomet su nudegusiais skruostais. O gydytoja, žiūrėkit, o kaip tada yra, tarkim, jeigu aš tą apsauginį kremą tepu, ar prieš tai man dar reikia drėkinančio kremo ar kažkokio, arba apsaugos nuo šalčio, kaip čia tada, kiek tų kremų man reikia? Taip, tai labai geras klausimas. Dabar yra produktų, kurie būtų kaip ir drėkinamasis kremas su apsauginiais filtrais, bet dažnu atveju yra išskiriami kaip ir atskiri produktai, ar ne? Tai jeigu kremas nuo saulės neturi tų ingredientų, kurie ir palaikytų mūsų odos barjerą, kaip minėjau, daug šiandien apie jį šneku aš, tai kas turėtų ir drėkinančių savybių, pavyzdžiui, hialurono turėtų, glicerino molekulių ir odos lipidinį barjerą palaikančių molekulių, tai pavyzdžiui, keramidai, skvalenas, steroliai, tai tuomet mes nesuteiksime tos apsaugos vien tik tai su apsauginiu kremu nuo saulės, tam, kad pastiprintume odos barjerą, ne? Tai tokiu atveju, jeigu jūsų priemonė yra kombinuota, tai tada užtenka vienos priemonės, o jeigu ji nėra kombinuota, mažiau ingredientų jose yra, tuomet reikėtų 2 atskirų priemonių. Ir dar klausimas buvo nuo apsaugos nuo šalčio, ar ne? Taip, aš norėjau paklausti, o jeigu yra labai šalta, tai kokia tada apsauga galėtų būti odai? Tai labai aktualus klausimas. Ypatingai dabar. Taip, ypatingai šiandien. Taip, tai apsauga nuo šalčio, tai bendrai kalbant apie žiemos sezoną, keičiasi aplinka ir mūsų oda tai reaguoja. Kas vyksta? Tai mažėja temperatūra, dėl to mažėja oro drėgmė, šildymo sezonu vidutiniškai oro drėgmė kambariuose yra apie 20-30%, kai odai rekomenduojama apie 40-60%. Na ir taip pat šaltis. Tai jis veikia mūsų odą ir fiziologiškai mūsų odos barjeras žiemos metu tampa silpnesnis, nes sumažėja sebumo gamyba, tai riebalinių liaukų veikla, prakaito liaukų veikla, kas duoda mums drėkinamųjų natūralių faktorių. Na tai mūsų pas odos barjeras tampa silpnesnis. Tai pasakojant apie aplinką, tai tiek oda pati mažiau apsisaugo, tiek aplinka tampa agresyvesnė ir kad apsisaugotume nuo šalčio, rekomenduojama naudoti vadinamus šalčio kremus. Kas tai yra? Tai dažnu atveju yra arba labai mažai vandens savo sudėtyje turinti medžiaga, arba tai yra iš viso bevandenis tepalas, kurį rekomenduojama teptis prieš einant į kiemą. Tai maždaug būtų 15-20 minučių prieš einant į lauką ir patepame atviras vietas. Tai yra veidas, ausis, plaštakos, plaštakoms idealu, aišku, turėti pirštinės. Taip, arba ausims kepurę. Taip, irgi labai geras pastebėjimas. Ir tai tarsi okliuzinė plėvelė, kuri apsaugo vandens išgaravimą iš mūsų odos ir taip apsaugo mūsų odą nuo nušalimo. Tai tikrai rekomenduoju, ypač labai svarbu yra mažyliams, kuomet tėvai išeina pasivaikščioti šaltuoju laikotarpiu, tačiau aišku, reikia nepamiršti savęs. Vyresnio amžiaus žmonėm, kurių oda dažnu atveju tampa sausesnė ir labiau pažeidžiama, sportuojantiem lauke, lauko darbininkam. Na ir kada jau reikėtų pradėti naudoti, galbūt irgi aktualus klausimas, tai kada temperatūra pradeda mažėti, kaip tampa maždaug 5-8 laipsniai, tada jau reikėtų pradėti galvoti apie šalčio kremo naudojimą. Na, o kai temperatūra nukrenta nuo 0 laipsnių, -5, tai būtinai visiems rekomenduoju naudoti. Dėkui. Gerai, kitas mūsų klausytojų klausimas skamba taip. Ar soliariumas gali padėti paruošti odą vasarai, kad ji taip jautriai nereaguotų į saulę? Ir apskritai, kokia jūsų nuomonė apie soliariumą? Tikrai ne, iš karto į atsakymą, turbūt vienareikšmiškai visi mes atsakytumėm tą patį atsakymą, kad jokiais būdais soliariumas ne tik nepadeda pasiruošti saulės vonioms, bet ir didina riziką susirgti odos vėžiu. Tai turbūt iš mūsų niekada neišgirsit rekomendacijos nueiti į soliariumą, nes tai yra tikrai visapusiškai didesnė žala, negu būtų galima nauda. Kaip reikėtų pasiruošti saulės vonioms, tai kalbėti tiesiog apie iš tikrųjų apsaugą nuo saulės. Tai yra
kad saulėje būti rekomenduojama ne piko metu, tai yra iki 12 valandos dienos arba po 4 valandos dienos. Po pietų miego. Tai po pietų miegelio. Reikėtų gyventi kaip pietiečiai, dienos metu pasislėpti, pailsėti, pamiegoti, o jau vakare galima saugiai mėgautis saulės voniomis. Ką turiu omeny saugiai, tai bet kokiu atveju vis tiek turime nepamiršti jau šiandien tiek kartų minėto mūsų kremo nuo saulės. Taip pat reikėtų nepamiršti ir barjerinės apsaugos, tai yra galvos apdangalai. Ką mes labai dažnai pamirštam, net ne tik mes, labiau netgi vyrai, sakyčiau, pamiršta, tai yra nešiodami kepurėlės su snapeliu, pamiršta ausų kaušelius. Tai, iš tikrųjų, tikrai stebime praktikoje ir nemažai kintančių odos darinių būtent ausų srityje. Tai reikėtų nepamiršti tam tikrų zonų, kurios yra atviros saulės spinduliuotei. Na ir dar Gintarė turbūt labai galėtų papasakoti apie antioksidantus. Jis yra pasigilinusi į šią temą, ne? Taip, tai iš tikrųjų čia gal naujesnis dalykas yra, bet galima prieš vasaros sezoną ar važiuojant atostogų galima pradėti vartoti ir geriamus antioksidantus. Tai yra galima naudoti arba bendrinius antioksidantus, arba galima naudoti specifinius. Pavyzdžiui, vienas iš augalų, tai yra Pietų Amerikoje augantis geltonasis kiškepapartis. Oho, skamba įdomiai. Taip, pavadinimas lotynų kalba skambėtų Polypodium leukotomas. Tai jisai turi tiek antioksidacinių savybių, tiek įrodytų fotoprotekcinių savybių. Tai yra kaip papildoma apsauga, ypač žmonėm, kurie yra šviesesnio fototipo, kadangi jie yra labiau pažeidžiami ultravioletinių spindulių. Žmonėm, kurie galbūt turi fotosensibilizacija, ar ne, turi tam tikras ligas, kurios pasireiškia saulės metu, alergija sauliai, tai rekomenduojama naudoti kaip papildomą apsaugą, tai tikrai nepakeičia apsauginio kremo nuo saulės, bet yra kaip nauja, inovatyvi papildoma apsauga nuo saulės, saulėtų laikotarpio. Tai manau, kad tikrai galima įtraukti tai į savo odos priežiūrą ir pasiruošimą ir odą paruošti iš sveikos pusės, o negalvoti apie ėjimą į soliariumą. Taip. Mes jau kalbėjome šiek tiek apie pigmentinės dėmes ir štai yra toks klausimas. Kokie geriausi būdai naikinti pigmentinės dėmes ant veido? Čia turbūt būtų galima dar ir paklausti, o kaip rankos ar ne, dekoltė zona, ar būtų tas pats gydymas, ar skiriasi? Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kad reikėtų diferencijuoti, kokios kilmės yra pigmentacija. Tai geriausia yra atlikti dermatologo kabinete, kada mes įvertiname, kokia tai yra pigmentacija, mes turime tam diagnostinės priemonės, naudojame dermatoskopus, nes pigmentacija, mes dažniausiai tai ją įsivaizduojame, kad tai yra pigmentinės dėmės nuo saulės. Tai yra vienas iš dažniausiai sutinkamų be abejonės pigmentacijos pakitimų, bet taip pat tai gali būti uždegiminės odos ligos, tai yra tokia lėtinė uždegiminė būklė kaip melazma, arba tai gali būti po uždegiminė pigmentacija, tai po tam tikrų odos bėrimų, kada buvus suaktyvėjęs uždegimas tam tikroje zonoje paskatina melanocitų, tai yra ląstelių, kurios gamina tą pigmentą aktyvumą. Na ir kas yra labai svarbu paminėti, kad kartais pigmentinės dėmes gali imituoti ir odos piktybiniai susirgimai. Tai dėl to pulti pirmu numeriu ir bėgti registruotis lazeriniai procedūrai tikrai dažniausiai nėra geras pasirinkimas ir reikėtų įvertinti, kokia kilmė ir koks gydymo būdas būtų efektyviausias. Nes vėlgi, netgi pats lazeris nėra tinkamas visų pigmentacijų gydymui. Tam tikrų pigmentacijų gydymui geriau pasitelkti rūgštinius pīlingus ar kitokius, pavyzdžiui, namuose naudojamas priemonės. Taip, tai tikrai labai pritariu, nes, kaip Monika ir minėjo, lazeris ir jos skleidžiama šiluma tam tikrais atvejais gali pakenkti. Pavyzdžiui, melazmos atvejus kaip tai gali pabloginti pigmentaciją. Tai labai svarbu pirmiausia nustatyti, kokios kilmės yra pigmentacija ir tuomet taikyti gydymo planą. Aišku, jeigu nėra naudojama apsauga nuo saulės, pigmentacijos gydymas yra bevertis. Tai todėl labai sakau žmonėm, kad norime visi greito sprendimo, tačiau labai svarbu pasižiūrėti. Nenorim daryti namų darbų. Taip, nenorim daryti namų darbų, bet tie namų darbai yra pati esmė. Ir iš tikrųjų, jeigu nuspręsime nenaudoti apsauginio kremo nuo saulės, tuomet tiek odos priežiūros priemonės, tiek atliekamos procedūros jos tampa bevertėmis. O gydytojas, iš vis tada įdegis gali būti naudingas ir sveikas? Deja, šiuo atveju turiu pasakyti, kad įdegis gaunamas iš ultravioletinių spindulių, jis nėra sveikas. Jis kaip tik rodo, jog mūsų oda
patiria stresą. Nes kas yra įdegis, tai kaip mūsų oda yra paveikiama ultravioletinių spindulių, įvyksta pažaida odos DNR ląstelėse. Tada mūsų kūnas stengiasi gintis, tai yra kaip gynybinė reakcija, jis gamina daugiau pigmento, kuris išsidėsto apie ląstelės branduolį ir mėgina kaip apsaugoti nuo tolimesnės žalos. Tai odos įdegis tai yra nesveikatos požymis, o tai yra kaip odos patiriamo streso, gynybos požymis. Ir labai džiugu, kad dabar kiek keičiasi trendai ir dabar į madą ateina kaip tik švytinti oda, neįdegusi oda, kad žmonės sąmoningėja ir stengiasi nedeginti odos. Yra ir tokių kaip alternatyvių metodų, jeigu labai jau patinka parūdusi oda. Tai iš sveikesnių būdų tai yra savaiminio įdegio priemonės, nes seniau jos buvo asocijuojamos galbūt su netolygiu įdegiu, tokia keista oranžinio atspalvio spalva. Po to dar yra pereinamasis periodas, kai nueidinėja tas įdegis. Taip, bet dabar atsirado tų priemonių, kurios galima kasdieną naudoti, jos yra žymiai švelnesnės, tas įdegis, tas parūdavimas odos, jisai yra natūralesnis ir principas yra toksai, kad tai yra medžiaga, tai yra dihidroksiacetonas, kurisai sąveikauja su mūsų odos viršutiniu sluoksniu, negyvomis ląstelėmis, juose esančiais baltymais ir susidaro tos tam tikros struktūros, vadinamos melanoidinu, kuris ir suteikia odai rudą spalvą. Tai neturi jokio mūsų odos pažaidos mechanizmo, tai yra tiesiog susidarantis pigmentas, kuris yra odos negyvame sluoksnyje, kuris pasišalina per 50 dienų. Tai ilgalaikio neigiamo poveikio mūsų odai nuo savaiminio įdegio kremų nėra. Tai yra puikia alternatyva žmonėms, kurie nori gal kažkiek turėti tą rudesnį odos atspalvį, bet taip pat apsaugoti odą. Aš jūsų klausiau ir pagalvojau, viešpatie, kokia aš nemadinga, nes man tikrai patinka įdegti. Tai kaip tada tokiems žmonėms? Na, iš tikrųjų, jeigu naudotoma pakankamą kiekį kremo nuo saulės. Arba, pavyzdžiui, tomis valandomis, kada ta saulė nėra tokia pavojinga. Taip, bet aišku, tai irgi labai apriboja gyvenimą. Tikrai nesakau, kad reikia visiškai netostogauti, sėdėti pavėsi, per atostogas neišeiti. Nes yra kita dar pusė, mesgi tokiam krašte, kur vitamino D beveik visiems trūksta. Taip, aišku, visada įvertinam riziką ir naudą. Tai tam, kad gautume vitaminą D, tikrai nereikia ilgai būti saulėje. Ir net ir kremas nuo saulės, jisai 100% neapsaugo nuo visų spindulių. Todėl net ir mažas kiekis vis tiek pasiekia mūsų odą ir teigiama, jog užtenka kiekvieną dieną 15 minučių išeiti su šortais, su trumpom rankovėm ir pabūti saulėje ir tai pakanka, kad pasigamintų vitamino D. Bet grįžtant prie mūsų minėto klausimo, tai dažnu atveju kokia būna problema, kad mes nenaudojam tiesiog pakankamo kremo nuo saulės. Dažnu atveju mes pradedame vasarą su vienu kremo buteliuku, taip ir baigiam vasarą su to pačiu kremo buteliuku nuo saulės. Mes kartais su draugiam pasijuokėm ir ypatingai vyram taip nutinka, kad pirmą dieną netyčia trumpam čia pabuvo, o žiūrėk jau... Dar reikėtų gal paminėti tai, kad yra skirtingų odos fototipų. Tai iš esmės, jeigu tai yra pirmas odos fototipas, tai be abejonės, kad jisai gali ir lengvai įrūsti, netgi jeigu yra labai stipri apsauga nuo saulės, nes tiesiog oda yra labai šviesi ir ta paintensyvėjusi kraujotaka nuo šilumos gali būti labiau matoma. Tie, kurie, kaip anksčiau visi galvodavo, yra laimingesni, nes greičiau įrunda ir turi tą rudesnį tokį egzotiškesnį atspalvį, tai tokiu atveju tai yra antras, trečias odos fototipas, tai tas rudumas irgi gali turėti, tas žmogus gali lengviau šiek tiek įgauti tą atspalvį, bet kaip ir Gintarė sakė, jeigu naudosim pakankamai apsaugos, tai nei parūdavimo, nei paraudimo mes pasiekti neturėtume. Jo, turbūt svarbiausia nenudegti. Taip, jeigu kalbant apie odos vėžio riziką, tai taip, už tą nudegimą labiausiai yra atsakingi UVB spinduliai, kurie ir būtent daro didžiausią žalą odos genetiniai informacijai, odos ląstelių genetiniai informacijai ir mūsų organizmas, aišku, turi atstatomasias sistemas, kurios stengiasi sutvarkyti tą padarytą žalą, tačiau ne visados tą padaro, ta žala kaupėsi ir gyvenimo eigoje gali išlysti onkologiniai odos susirgimai. Tai aišku, to labiausiai norim išvengti. O šiaip dar įdomus faktas, kalbant apie įdegį ir su Monika, apie tai šnekėjom prieš tai, kad šiaip tai įdegis prieš tai nebuvo madingas.
Viktorijos laikais visada būdavo madinga ta balta kaip porcelianos oda. Moteris net ir tais laikais naudodavo priemonės kaip pudra su arsenu, kas irgi yra toksiška. Bet tam, kad turėtų tą vis baltesnę odą, pudruodavosi. Ko mes moteris nepadarom dėl to grožio? Tikrai taip. Vat, o už įdegį tai galim dėkoti Coco Chanel. Nes jinai atvedė įdegį į madą, kaip jinai važiuodavo į Žydrąją pakrantę, tenai įdegdavo ir tada, kai buvo mados ikona, grįžusi į Paryžių, būdavo sudegusi oda ir kitos moteris pamatydavo ir ją kaip sekdavo, irgi pradėjo degintis. Tai jinai buvo ta moteris, kuri įnešė įdegį į madą. Taip, bet svarbu paminėti, kad mada ne visada lygų sveikata. Tai tikrai taip. Jeigu dabar vyrauja tas vadinamas trendas, kad saugotis nuo saulės, kad mes orientuojamės į blizgančią, į spindinčią odą, tai aišku, tai galime pasidžiaugti, kad šiuo metu tai yra populiaru, bet tam tikri trendai, tam tikros populiarūs kažkokie odos priežiūros priemonės ar kažkokie įsitikinimai ne visada lygų, kad tai yra iš tikrųjų gerai jūsų sveikatai ir jūsų organizmui. Taip, čia labai geras pastebėjimas, kad sveikata tai nėra trendas, ar ne? Kad nereikėtų vaikytis, kas yra madinga, nors dabar, aišku, iš azijiečių kultūros labai ateina daug ir europiečių kultūra įvairių madų, kas yra gan ir geros įtakos, ar ne? Kadangi pas juos kultūroje yra labai svarbi apsauga nuo saulės, kaip matome, Azijoje moteris ir su skėčiais vaikšto ir nešioja fotoprotekcinius drabužius, kurie apsaugo plaštakas nuo saulės spindulių, kad pigmentacijos neatsirastų. Tai aišku, yra ir gerų tokių įpročių ir madų. Gintarė, Monika, jūs kaip tik ką tik paminėjot plaštakas ir mes dar turim vieną klausimą, kuris būtent susijęs su rankų dermatitu. Alergija šalčiui, itin šiurkšti oda. Kas iš tiesų būtų efektyvu tokiam žmogui? Tai reikėtų kalbėti apie tai, kad gali būti kelios skirtingos priežastys, nes rankų oda gali būti šiurkšti, kaip ir Gintarė minėjo, kai yra pažeistas odos barjeras, kada oda praranda daugiau drėgmės, sutrinka būtent transepiderminis vandens garinimas, tai jisai paintensyvėja. Jeigu mes turime šalčio alergiją, tai jau yra, kaip uždegimas, tai yra jau jūsų imuninė reakcija į tai, kaip jūs reaguojate į šaltį. Tai iš esmės kiekvienai situacijai reikėtų vertinti skirtingai, nes kartais gali reikėti ir medikamentinio gydymo. Bet jeigu kalbant apie tokią bazinę odos priežiūrą, būtent plaštakų srityje, ypatingai žiemos metu, kada, kaip Gintarė ir minėjo, mes turime lauke šaltį, namuose turime sausą, karštą orą, šildymas, turime visą laiką orientuotis į odos barjerą. Turbūt šiandien dar nekartą linksniuosime tą tokį esminį dalyką, tai yra odos barjeras, tai turime naudoti drėkinamosius kremus, barjerą atstatančius kremus. Taip pat reikia atsižvelgti ir į veiksnius, kurie gali pabloginti net namų sąlygomis mūsų plaštakų odos barjerą. Tai yra kokius prausiklius mes naudojame, su kuo mes plauname rankas. Ar tikrai kiekvieną kartą nusiplovus rankas mes patepame kremu? Turbūt ne, bet iš esmės, jeigu rankų oda yra linkusi sausėti, tą daryti tikrai reikėtų. O tokiais atvejais, kai oda tikrai yra stipriai šerpetojanti, atsiranda diskomfortas, tempimas, mes vadiname, galima tokį sumuštinio principą taikyti. Tai yra, kada mes aplikuojame pradžiai drėkinantį lengvesnį kremą, tada ant viršaus aplikuojame riebų, gali būti šalčio kremas, bevandeninio tipo pagrindo kremas, kuris kaip ir užrakintų tą drėgmę, kurią mes patepėme prieš tai. Ir jeigu tai irgi vis dar nėra pakankama, mes galime dėvėti medvilninės pirštinės ant viršaus. Tai tokių galima įsigyti ir vaistinėse, tai mes padarydami tą sumuštinį palaikom tą drėgmę visų nakties metu. Dėkui. Kokia peršasi išvada? Turbūt tokia, kad esam tam tikrą prasme tikrai apdovanoti, nes turim visus 4 metų laikus ir tuo pačiu įpareigoti atsakingiau ir kruopščiau pasirūpinti savo oda skirtingais metų laikais. Ir jeigu laukia šalta, tai ne tik reikia žieminės striukės, bet ir apsauginio kremo. Tikrai taip. Tikrai taip. Dar viena klausimų puokštė, kurią priskyrėme temai pavadinimu aknė ir spuogai. Žiūrovai iš tikrųjų nuoširdžiai domėjosi šią temą, todėl aš jau pasiruošusi užduoti mūsų gydytojams klausimus. Suaugusiųjų aknė. Kodėl ji pasireiškia ir kuo skiriasi nuo paaugliškos? Kada jau reikia kreiptis į gydytoją? Taip, tai suaugusiųjų aknė yra gan dažna problema, su kuria susidurėme darbe. Mediciniškai mes apibrėžiam suaugusiųjų aknę, tai yra aknė, kuri prasideda nuo 25 metų.
Kokia dažniausia priežastis? Tai dažniausiai yra siejama su hormoniniais pakitimais ir dažnu atveju pasitaiko moterims, kurios, aišku, ir vyram gali pasitaikyti, bet dažnesnis pacientas yra moteris, kurios turi gretutinių ligų, dažnai tai yra policistinių kiaušidžių sindromas. Ir kas yra būdinga, tai yra būdinga bėrimai, lyginant su paauglių akne apatinėje veido srityje. Tai yra ties žandikaulio linija. Kada rekomenduočiau kreiptis pas gydytoją, tai mano rekomendacija būtų nelaukti, nes kaip ir prieš tai kalbėjome, kad labai yra gerai vedlys, kuris sudaro gydymo planą, odos priežiūros planą, tam, kad pasiektume rezultatus ir odos būklės pagerėjimą greičiau. Na ir taip pat svarbu savalaikis gydymas tam, kad išvengtume randų. Na, o jeigu jau pastebite, galbūt dar mėginate su odos priežiūros priemonėmis susitvarkyti, bet jeigu jau pastebite, kad formuojasi randai, tai tokiu atveju būtinai rekomenduoju nebelaukti ir kreiptis į gydytoją, kadangi randų gydymas yra žymiai sudėtingesnis lyginant su aknės gydymu. Sekantis klausimas gali nuskambėti šiek tiek juokingai, bet aš manau, kad jis tikrai yra vertas būti užduotas dėl to, kad namų sąlygom mes kartais tokių dalykų prisigalvojam, kaip savo padėti. Ką galima pasidaryti namų priemonėmis? Ar citrinos rūgštis arba dantų pasta veikia spuogus? Labai geras klausimas, tikriausiai paauglystėje kiekvieno iš mūsų išmėgintas metodas, bet mano rekomendacija, tai kas yra šaldytuve, kas yra, nežinau, vonioje, bet neskirta odos priežiūrai, tai naudoti pagal paskirtį, bet netepti ant odos. Kodėl? Todėl, kad taip, galbūt ir gausime spuogą džiovinantį poveikį, tačiau dažnu atveju ne tik turėsime spuogą, bet ir sukelsime iritaciją. Tai yra sukelsime odos paraudimą, pleiskanojimą niežulį ir baigsis taip, kad turėsime dvi problemas viename. Tai yra odos sudirgimą ir aknės paūmėjimą. Taip, o iš tikrųjų, kas įdomu, į dantų pastą einantis fluoras gali ne tik sukelti iritacinę reakciją, bet gali sukelti ir uždegiminę odos būklę, uždegiminę odos ligą, kuri vadinama peroraliniu dermatitu ir jį gydoma yra tikrai, sakykime, nelengvai, reikia daug ko atsisakyti savo gyvenime, ją gydant ir jos, eiga kartais yra ne visai prognozuojama, tai norint pagelbėti nuo vieno to spogelio padžiovinimo, tai mes galime pasidaryti netgi labai, tokių, sakykime, sunkiai sprendžiamų problemų. O ką aš namų sąlygomis tada galėčiau, turėti kaip pirmąją greitąją pagalbą? Tai vaistinėse yra gan nemažai priemonių, dabar kaip vadinamų spot treatmento arba lokalių pagalbos priemonių atsiradus spuogui ir dažniausiai tos priemonės turi antibakterinių ir priešuždegiminių medžiagų. Tai pavyzdžiui, salicilo rūgštis, sieros būna šių produktų sudėtyje, cinko, kas turi priešuždegiminį poveikį, taip pat arbatmedžio aliejaus ekstrakto būna jų sudėtyje. Tai jie būna traukti tam, kad jie turi, kaip ir minėjau, priešuždegiminį poveikį ir antibakterinį poveikį, kadangi visame aknės mechanizme yra svarbi ir kutibakterium aknės bakterija. Na ir taip pat iš Azijos šalių atėjęs populiarus kaip aknės spuogų gydymas, tai yra hidrokoloidiniai pleistrai. Tai yra lokaliai klijuojami pleistrai ant pačio aknės bėrimo. Aš asmeniškai juos mėgstu, kadangi jie sudaro gerą aplinką pačiam bėrimui gydyti ir taip pat dažnu atveju jie turi ingredientų. Tai tie ingredientai jau išvardinti buvo, ar ne? Tai yra salicilo rūgštis savo sudėtyje, arbatmedžio aliejus, kurie turi tiek priešuždegiminį, tiek antibakterinį poveikį. Na ir geriausias dalykas, kai užsiklijuojame pleistrą, mes nespaudome spuogo. Tai čia yra labai labai didelis pliusas hidrokoloidinių pleistrų, kadangi spaudydami spuogus mes padidame randų riziką, kadangi išplečiame uždegimą į aplinkinius audinius. Bet sekantis klausimas kaip tik buvo apie tai, kodėl neleidžia spausti spuogų. Negi jokių negalima, bet pas kosmetologę tai spaudžia? Tai kaip čia dabar išeina? Labai geras klausimas ir dažnai užduodamas. Žinau, kad norisi kartais išspausti tą spuogą. Taip, ir psichologiškai nusiraminame. O pas kosmetologę dar tik po 2 savaičių. Tai kaip aš dabar su tuo spuogu gyvensiu? Vis tiek rekomenduoju pačiam to namie nedaryti. Kodėl? Tai jau kaip ir užsiminiau, kad spausdami spuogą visų pirma dažnai atliekame su rankom, nešvariom rankom, ar ne, tai papildoma infekcijos rizika. Bet kitas dalykas, kai yra spuogas uždegiminis,
didelis, mes spaudžiame ir suplėšome plauko folikulą, uždegiminis procesas išplinta į aplinkinius audinius. Kartu išplinta ir tam tikri fermentai, tie fermentai, pavyzdžiui, metalo proteinazės, jie ardo kolageną. Tai padidina dar labiau randų riziką. Tai jeigu spaudžiame spuogus, traumuojame aplinkinius audinius, išplečiam uždegiminį procesą ir tai paskatinam susiformuoti randelius. Na, o kosmetologai, tai taip, jie yra profesionalai, jie žino, jie yra treniruoti, jie žino, kuriuos bėrimus, kuriuos aknės bėrimus galima išvalyti, galima išspaudyti, na ir taip pat pas juos yra visas procesas. Prieš tai jie pasiruošia odą, atlieka kaip procedūras ginkytamąsias, kurie pamažina odos traumavimą, atlieka tai steriliai su pirštinėmis, su steriliais aparatais ar instrumentais. Taip pat po procedūrų jie naudoja priemonės, kurios sumažintų odos uždegimą. Tai čia toksai kaip visas procesas. Tai tikrai labai nerekomenduočiau namie spaudyti. Ir vat jūsų klausant, dabar man kilo toks papildomas klausimas, o jeigu žmogus susiduria su šita problema, kaip dažnai jam reikėtų lankytis pas kosmetologą? Tai be abejonės, kad turbūt geriausiai sudarys planą kosmetologas, nes kalbant ir apie pačią aknę, aknė yra skirtingų tipų. Tai iš esmės, jeigu mes turime tą lengvesnį tipą, komedogeninę aknę, tai kartu su namų priežiūros priemonėmis gali būti, kad gal tų vizitų nereikės taip dažnai, ar oda neturi kažkokių kitų nusiskundimų nėra šalia, tarkim, oda nėra stipriai sudirgusi, paraudusi, pažeistas odos barjeras. Jeigu mes turime aktyvesnę aknę, gali reikėti lankytis dažniau. Dažnu atveju mes dirbame kartu su kosmetologais, tai mes deriname ir medikamentinį gydymą kartu su gydomosiomis, valomosiomis procedūromis. Tai iš esmės, pasakyti vieną ar kitą taisyklę, kad 4 savaitės, 6 savaitės, būtų neteisinga. Reikėtų labai individualiai vertinti nuo kiekvieno žmogaus situacijos. Ir paskutinis klausimas. Nuo aknės liko randai. Koks geriausias būdas juos mažinti, nesuploninant odos? Iš tikrųjų, tai turbūt reikėtų kalbėti apie tai, kad esminis punktas yra savalaikis aknės gydymas. Tai turime užkirsti kelią randų atsiradimui. Kalbant apie aknę, reikėtų apskritai į aknės gydymą žiūrėti kaip į ne tik tuo metu, kad mes norime sugydyti tą patį vieną spuogą ar vieną uždegimą, mes turime žiūrėti bendrai, kad kokį poveikį tą aknę galės turėti ilgesniai perspektyvai. Ar nelinkusi atsikartoti, ar tai yra kažkokia cistinė mazginė forma, kuri sukelia didelį randėjimą. Tai savalaikis gydymas, kad kuo mes anksčiau jį pradedame, tuo mes galime užkirsti ne tik tuo metu aktyviems bėrimams, bet ir pagerinti ateities būklę, tiek emocinę, tiek pačią kalbant apie patį odos barjerą ir odos reljefą. Užtikrinant savalaikį gydymą, kartais gali prireikti ir intensyvesnio medikamentinio gydymo, tai kai kuriais atvejais mes skiriame ir geriamus vaistus ne tik tam, kad suvaldyti tuo metu esantį uždegimą, bet ir sumažinti riziką randų atsiradimui, o jeigu jau taip yra, kad randeliai yra atsiradę, tai randelių taipogi yra skirtingų tipų, tai dažnai viena ar kita procedūra kaip monoterapija, tai reiškia, kad tai pasirinkamas vienas kažkoks metodas nėra pakankamai efektyvus. Randų gydymas yra ilgalaikis, nereikia nusivilti, jeigu po kelių procedūrų nesimato ryškesnio efekto, nes tai yra lėtas procesas. Iš esmės, dažniausiai mes kombinuojame kelis gydymo metodus, tai yra tokia vadinama atliekama subcizija, kada mes surandėjusius audinius prie gilesnių sluoksnių atidaliname mechaniškai, tada gali būti taikomas lazerinis gydymas, kada mes su lazeriu padarom mikrokanalėlius ir taip stimuliuojame naujo kolageno ir elastino gamybą. Ir taip pat deriname su rūgštimis, kad gerinti odos barjerą. Tai kalbėdami apie odos išplonėjimą, mes apskritai net nesame orientuoti į odos ploninimą, mes atvirkščiai esame orientuoti į naujo kolageno gamybą ir į naujo kolageno sintezę, tai tam, kad oda būtų standesnė ir tolygesnė. Tai bijoti, kad stipriai išplonins odą, aišku, be abejonės, jeigu pasirinksim stiprias rūgštis, kurias naudosim neadekvačiai, derinant su labai stipriais paviršių šlifuojančiais lazeriais, tai tikrai galima išgauti ir odos plonėjimą, bet mes patys esame orientuoti atvirkščiai į odos standinimą ir į kolageno sintezę. Taip, dar norėčiau labai pridurti prie Monikos. Dėl aknės gydymo, dėl sisteminio gydymo, nors ir matom, kaip jau pradeda formuotis randai ir galbūt yra jau sunki aknė, cistinė aknės forma ir žmonės vis dar šiais laikais bijo sisteminio gydymo, tai yra gydymo geriamais vaistais. Kodėl bijo? Bijo dėl to, kad visuomeniai sklando gandų apie šalutinius poveikius. Ir iš tikrųjų kartais paskaičius informacinį lapelį tikrai galima išsigąsti. Ir dėl to žmonės nusprendžia, kad
gal geriau aš nesiskirsiu sisteminio gydymo, tebūnie būsiu su akne, bet po aknės lieka randai, su kuriais dažniausiai žmonės lieka visą gyvenimą, arba jeigu nusprendžia juos gydyti, tai labai ilgai tas procesas užtrunka. Tai vat net norėjau paskatinti, kad nebijotų sisteminio gydymo, nes kadangi labai kaip nepažįstama, tai būna baisu pradėti tą gydymą ir tai yra suprantama, bet bendraujant su gydytoju, kartu esant gydytojo sekimui, tikrai reikia jausti saugiem, kadangi jūs nesat vieni ir ne patys tuo užsiimat. Taip. Ačiū Jums labai už atsakymus ir man peršasi tokia mintis, kad mūsų klausytojai, net jeigu šiek tiek ir išsigando, kad gydytojas sako, spuogų patiems neliesti, to nedaryti, reikia gydytis, tai vis dėlto manau, kad tame yra ir tokio didelio padrasinimo, ką Jūs sakėt, ar ne, kad nepasilikti vienam pačiam su savo problema, bet yra gydytojai, yra profesionalai, drąsiai ateikit, kreipkitės ir raskit savo tinkamiausią pagalbos būdą. Dabar pakalbėsime apie amžėjimą. Man asmeniškai labai aktuali tema, net nepadaru gal šiek tiek klausti gydytojos, o kiek Jums metų? Man 30 metų yra. 30, o Jums? 29. O Dieve, tai čia tikrai mano tema. Bet čia taip juoko forma, ar nesakau, iš tikrųjų gyvenam tokiam laikmetyje, kai, kaip pasakyti, grožio ir jaunystės varžybos atrodo lipa ne tik ant kulnų, bet ir ant galvos. Ir visos mes norim kuo ilgiau išlikti gražios, visų pirma turbūt pačios savo, kažkurios galbūt ir dėl kažko kito stengiasi labai, bet štai turiu visą puokštę klausytojų klausimų ir pirmas klausimas, nuo kokio amžiaus jau reikia procedūrų senėjimo ženklams sumažinti, o gal įmanoma ir prevencija? Tai tikrai žinau, kad visi nori to amžiaus, nuo kada reikėtų pradėti, bet iš tikrųjų to tikro tikslaus amžiaus taip ir nėra, kadangi tai labai priklauso tiek nuo mūsų genetikos, tiek nuo gyvenimo būdo, ar ne? Jeigu daug rūkomo, vartojama alkoholio, kaip jau kalbėjome apie miego režimą, ar ne, jo nėra, galbūt ir judėjimo nėra, mityba yra nepilnavertė, tuomet amžėjimo požymiai gali žymiai anksčiau pasirodyti. Tačiau jeigu gyvenimo būdas yra gan subalansuotas, jie gali kiek vėliau pasirodyti. Na, žiūrint iš biologinės pusės, jeigu jau taip norint tų skaičių, tai kažkur nuo 25 metų yra įrodyta, jog po truputėlį pradeda mažėti kolageno. Tai koks čia būtų žingsnis tada moteriai virš 25, ką čia reikia daryti jau? Tai yra tų žingsnių ir remiuosi tai, kas yra grįsta įrodymais, ne? Tai, kas turi daugiausiai duomenų. Tai šiuo atveju grįšim vėl prie kremo nuo saulės. Ir iš tikrųjų mes taip tarp dermatologų net juokaujam, kad geriausias kremas nuo raukšlių, nuo amžėjimo, tai yra kremas nuo saulės, kadangi jis turi labai didelę žalą kolagenui, minėti ultravioletiniai A spinduliai. Kitas dalykas, ką galime traukti savo odos priežiūros rutiną, tai yra medžiaga vadinama retinoidais, tai gali būti medikamentinė, tai yra receptinė priemonė, arba gali būti kosmetikoje esantis ingredientas. Tai medikamentinė priemonė, tai yra pati pirmoji medžiaga, kuri buvo atrasta kaip retinoidas, tai tritinoinas ir įrodyta, kad jisai stimuliuoja kolageno gamybą. Tai yra odoje tokios ląstelės, fibroblastai, kurie gamina kolageną. Tai galbūt medikamentinė priemonė kartais yra sunkiau gauti, tačiau galim plačiai rasti retinolius, tai yra dažniausias atstovas iš kosmetikos alternatyvų retinoidų ir rekomenduotina įtraukti jį į savo odos priežiūrą tam, kad pastimuliuotume kolageno gamybą, kaip minėjau, kuri pradeda nuo 25 metų mažėti. Na ir gal dar trečią ingredientą, kurį galima būtų traukti nuo 25 metų, tai yra antioksidantai, kurie sumažina laisvųjų radikalų, tai yra taip kaip inertiškos molekulės, kurios žeidžia mūsų odą, tai tam, kad nuo jų apsisaugotume, galime pradėti naudoti antioksidantus. Minėtas vitaminas C, vitaminas E, ferulo rūgštis, kurie turi antioksidacinį poveikį. Tai manau, kad tai būtų 3 paprasčiausi žingsniai, kuriuos galima įtraukti į savo odos priežiūros rutiną tam, kad sumažintume, sulėtintume amžėjimo procesus ar neturėtume priešlaikinio senėjimo požymių. Visiškai sutinku su tais būtent intervalais ir su galimais produktais,
Ką dar svarbu būtų paminėti, kad reikėtų atsižvelgti, ar iš tikrųjų jau yra varginanti kažkokia problema, ar yra kažkoks nusiskundimas, tai yra smulkios raukšlelės, odos stangrumo sumažėjimas, nes tokiu atveju dar gerus rezultatus vyresnėme amžiuje, tai kalbam vyresnėme, tai nuo 30, jeigu tai yra labai išreikšti pokyčiai, gal ir šiek tiek anksčiau, galima kombinuoti injekcinės procedūras. Tai nesumaišyti su užpildais, tai yra biostimuliantai, produktai, kurie gerina odos būklę, tai iš esmės, jeigu odai trūksta drėgmės, stangrumo, mes galime injekuoti hialurono rūgštį, kuri pritraukia prie savęs vandens molekulės ir suteikia drėkinimo. Taip pat dažnai tie produktai yra kombinuoti su tam tikrais kitais stimuliantais, tai gali būti vadinama gintaro rūgštis, moksliškai sukcinato rūgštis, tai gali būti tam tikros amino rūgštis, tai mes taikome tada ir dar į gilesnę kolageno stimulaciją. Bet vėlgi, prieš pasirenkant vieną ar kitą procedūrą labai reikėtų vertinti, kas tinka vienam, gali netikti kitam. Reikėtų atsižvelgti, ar nėra šalia kažkokių uždegiminių odos ligų. Taigi pasirinkti vieną ar kitą procedūrą reikėtų vėlgi konsultacijos metu. O gydytojas, o jūs, pavyzdžiui, savo praktikoje, ar pastebite, kad tas amžius, kuris nori visų tų procedūrų, vis labiau jaunėja? Kad vis nuo anksčiau jau moteris tiek skuba užsimti prevenciją, kad galbūt dar ne visai laikas. Ar jūs, pavyzdžiui, priimat tokias pacientės, ar sakot, žiūrėkit, tikrai būtų logiška dar palaukti, nes o ką paskui daryti? Taip, tai iš tikrųjų geras klausimas ir bendrai tiek amžėjimo prevencija, tiek odos priežiūra žmonės pradeda domėtis vis anksčiau. Tai manau, kad irgi labai gerai, kai tame yra vedlys, jeigu ir ateina pacientė 20 metų, 20 kelių metų, nežinau, botulino injekcijom, ar ne? Klausimas. Ir matai, kad tam dar yra nelaikas, kadangi nesimato, nors aišku gali būti net ir 25 metų, kuomet matome statinės raukšlės, tai yra raukšlės, kurios jau neišnyksta net ir ramybės metu, tai aišku tada jau būtų indikacija. Bet jeigu ateina pacientė, kuri neturi indikacijų tai procedūrai, tai bent jau aš savo praktikoje, tai pakalbu su paciente, papasakoju galbūt apie alternatyves priemonės, ką galėtume daryti, jog apsaugotume, rūpintumėmės odą, bet bent jau mano nuomonė, kad kiekviena procedūra turi tiek savo indikacijas, tiek savo amžių, bet ne tą biologinę amžių, o kada matome, kada jau yra kriterijai, kada jau galima taikyti tą procedūrą. Tai tikrai stengiuosi pakeisti tą požiūrį, kad galbūt ir iš socialinių tinklų ateina ar ne daug ir marketingo ir informacijos apie procedūras, kad botulino injekcijos visiems reikalingos ar ne, bet tam turi ateiti savas laikas ir savas amžius, kad pradėtume jas taikyti. Galiausiai visi mes esame skirtingi. Pas vienus raumenų aktyvumas yra išreikštas labiau. Vieni mes mėgstame labiau mimikuoti, labiau esame ekspresyvūs. Tai netgi tas amžius jisai negali apriboti, kad jau sukaks 20, pavyzdžiui, 8 ir jau tikrai mes matysime raukšlės. Ne, tai labai daug turi įtakos ir mūsų gyvenimo būdas ir tai, kokią mes, kaip ir kalbėjome, veido priežiūros rutiną naudojame, tai sakyti, kad tai yra taisyklė, kad tai yra būtina, tai būtų neteisinga iš esmės, nes tikrai visi esame skirtingi ir tas pats ir raumenų pats masyvas gali skirtis. Tai iš esmės, nors ta procedūra, jos tikslas yra, tikrai paprastas ir gerai suprantamas, kad mes blokuojam raumenų susitraukimą ir taip, išvengiame to pastovaus, jeigu tai paprastai pavadinkim, odos lankstymosi per vieną vietą, kad ta raukšlelė negilėtų, bet vėlgi, ne visiems jisai reikalingas. Kai kuriem iš tikrųjų ir patinka tas, kad yra veidas ekspresyvus, kad yra šypsenos akių, raukšlytės akių kampuose, sako, kad tai suteikia žmogui šiltumo. Ir visą laiką pakalbame, ar tikrai norima jų atsisakyti, nes, kai kam tai yra jų esybė, taip kaip jie jaučiasi, taip kaip jie jaučiasi šilti žmonės, tai iš esmės sunku pasakyti, kad, jau tikrai 100% mes atlikime jums vieną ar kitą procedūrą. Dar vienas klausimas, ar šiais laikais įmanoma, kadangi prakalbame apie botulino toksino injekcijas, išvengti nejudraus veido po injekcijų? Tikrai taip, jeigu mes atliekame procedūras pagal vadinamą gydymo standartą, jeigu mes tai atliekame gydomosiomis dozėmis, kurios yra reglamentuotos ir tam tikrose zonose, tai tikrai galima išvengti to nejudraus veido, tai dažniausios zonos, kurios yra blokuojamos, tai yra tarpuantakio raukšlis, tarpuantakio sritis, tai yra horizontalios raukšlės kaktoje ir jau minėtos vadinamos žąsų kojelių raukšlės akių kampuose. Bet vėlgi
iš esmės priklauso, kaip mes tą gydome. Jeigu mes gydysime labai didelėmis toksinodozėmis, tai mes gal ir galime gauti tą nejudrų veidą, bet taip kasdieniniai praktikoje tai nėra mūsų tikslas. Ką galbūt dar būtų verta paminėti, kad yra pacientų, kurie nori to nejudraus veido. Yra ta grupė pacientų, kurie ateina ir sako, aš noriu. Jiems tai yra gražu? Taip, jiems tai yra gražu. Mes apkalbam, kokios galimos rizikos, koks yra gydimas, kad tai gali būti gal ne visai standartinis gydimas. Na, tai supažindinus su galimomis rizikomis, na, mes apkalbame tas situacijas, bet tikrai yra, kas iš tikrųjų to nori. Tai nereikėtų sakyti taip, kad na, jau čia blogis, bet kiekvienas pasirenka tai, kas jo suvokimu jam yra gražu. Taip. Dar vienas klausimas. Kokias procedūras patartumėte darytis nuo raukšlių, kaip dažnai, ar ta prevencija labai brangi? Tai čia jau tikriausiai kiek ir palėtėme šios temos, nes pati efektyviausia priemonė nuo raukšlių tai yra botulino toksinas. Ir kaip Monika gerai buvo užsiminusi apie jo poveikį, tai ir pacientą mėgstu duoti šitą pavyzdį. Įsivaizduokim, kad mūsų veidas yra baltas popieriaus lapas. Kaip mes mimikuojam, pykstamės, nustembam, šypsomės, mūsų oda, kaip popieriaus lapas, susiglamžo. Kuo labiau mes ją glamžom savo veido odą, tuo labiau gilėja raukšlelės ir sunkiau jas atstatyti. Tai ką botulinas padeda daryti, yra tam tikros specifinės zonos, kur galime jį suleisti. Jisai užblokuoja nervinio impulso plitimą į raumenį. Tai dėl to raumuo kaip negauna impulso, kad jisai nesusitrauktų, na, jisai tuomet nejuda ir mūsų veidas kaip tas popieriaus lapas nesiraukšlėja. Tai yra iš tikrųjų viena efektyviausių priemonių, prevencinių priemonių, kad išvengtume raukšlelių formavimosi. Dažnas klausimas, kada reikėtų pradėti naudoti. Tai geriausias momentas, kada matome jau ramybėje nežymes raukšlelės, bet jos neturi būti gilios. Nes jeigu jos jau yra gilios, vien botulino nebepakanka. Ir buvo dar antra klausimo dali, ar tai yra brangus. Tai prevencija visada yra pigiau negu po to pasiekmių gydymas. Čia kaip su akne, ar ne? Su aknės gydymo. Tai kuomet raukšlelės yra negilios ir naudojamas yra tik tai botulinas, tai yra pigiau negu raukšlių, jau gilių raukšlių gydymas, kadangi tai reikalauja ilgesnio procedūrų kurso, dažniausiai tai yra naudojamas ir lazerinės procedūros, kombinuojamos kartu su injekcinėmis procedūromis, gali prireikti net ir užpildų pagalbos tam, kad gautume norimą rezultatą. Kiek senėjimui įtakos turi asmeniniai įpročiai? Kokie būtų svarbiausi? Čia turbūt apie įpročius, kurie padėtų lėčiau senėti. Tai galbūt galima tuos asmeninius įpročius įtraukti į terminą eksposomas. Tai yra aplinka, kuri mūsų supa, taip pat ir mūsų kasdienį gyvenimo įpročiai. Tai ir prieš tai jau minėjau, tai maždaug 20% mūsų amžėjimo priklauso nuo genetikos ir 80% nuo eksposomų. Nuo gyvenimo būdo, taip. Vienas iš tų veiksnių miegas. Miego metu vyksta odos regeneraciniai procesai. Tai yra labai labai svarbus dalykas. Kitas dalykas – mityba. Irgi kalbėjom, kad mityba gali paskatinti kai kurias uždegiminės, kaip paprovokuoti uždegiminės, prisidėti prie uždegiminio odos ligų, kaip akne, rožinė, psoriazė, atopinis dermatitas. Taip pat mityba gali būti ir kaip savotiškas vaistas, ar ne, kuris turi prieš uždegiminių savybių. Taip pat žalingi įpročiai. Rūkymas, alkoholio vartojimas. Rūkymas yra įtrauktas į pirmos kategorijos kancerogenus, lygiai taip pat kaip ir ultravioletiniai spinduliai tarp kitko. Tai iš gyvenimo būdo taip pat mūsų odos apsauga, ar saugomės nuo ultravioletinių spindulių, ar nesisaugom. Dar įdomus faktas yra apie aplinką, kurioje gyvenam. Tai ar gyvenam mieste, ar gyvenam kaimo vietovėje. Kadangi mieste yra labai didelė aplinkos tarša, kuri sukelia būtent tą oksidacinį stresą, dėl kurio mes naudojam vitaminą C, kad apsisaugotume, ar ne? Tai žmogus gyvenantis miesto vietoviai ir kaimo vietoviai patirs visai kitokią aplinką ir mieste gyvenantis žmogus, jisai amžės greičiau, lyginant su kaimo vietovėje. Tai kokius gyvenimo veiksnius išskirčiau kaip pagrindinius, tai tikriausiai visus mano išvardytus, gal dar pridėčiau, ką pamiršau, sportą.
tai irgi yra labai svarbus dalykas. Arba kokia nors kita maloni fizinė veikla konkrečiam žmogui. Judesys, galbūt taip, kad judėjimas būtų. Tai nebūtinai turi būti sportas sporto salėje, ar ne šokiai. Taip, turi, kaip ir sakėt, judėjimas, kuris yra malonus jūsų širdžiai. Bet tai yra žymiai sunkesni dalykai gyvendinti, kadangi tai reikalauja disciplinos ir kasdienio kartojimo. Kadangi tie maži įpročiai sudaro labai didelį paveikslą, ne veltui mes sakom, kad oda yra mūsų atspindys, tarsi mūsų veidrodis, atspindi mūsų gyvenimą. Didžiausias mūsų organas. Tikrai taip. Tai sakyčiau, kad galbūt nesunku vieną tokį išskirti svarbiausią faktorių, bet visa jų visuma, manau, susideda į viską, kas atspindi, kaip mūsų oda atrodo. Tikrai taip. Dar ką norėčiau pridėti, iš tikrųjų, ko nereikėtų nuvertinti, tai yra stresas mūsų aplinkoje. Aš suprantu, kad atėjus pas gydytoją į kabinetą ir išgirdus rekomendaciją, miegokit geriau, miegokit kokybiškiau, vartokit daugiau vandens. Man ir nesvisada norisi paklausti, kaip. Taip, būtent, kalbam apie tai kaip. Tai iš tikrųjų, turbūt čia kiekvienam yra sudėtingas klausimas ir kiekvienas ieško savo streso mažinimo būdų, streso gydymo būdų. Iš esmės tinka tas pats, ką apkalbėjome, judėjimas, galbūt aplinkos pakeitimas, darbo aplinkos įvertinimas, kiek jisai turi poveikį, nes iš esmės stresas, ne veltui sakoma, kad jisai ne tik odos problemas sukelia, jisai gali sukelti labai daug kitų sveikatos problemų. Tai jo poveikis mūsų organizmui ir mūsų emociniai sveikatai yra labai labai didelis ir tikrai reikėtų to nenuvertinti ir kiekvienam atsisėsti ir ramiai pagalvoti, ar streso lygis mano gyvenime yra adekvatus ar ne, nes taikant geriausius gydymo metodus, atliekant daugybę procedūrų, jeigu toliau išliks žalingi aplinkos veiksniai ir jūs toliau labai stipriai stresuosite, nemegosite, tai kokio gydymo rezultato mes galime tikėtis tikrai nemaksimalaus. Tai reikėtų labai žiūrėti taip iš aplinkos, plačiai, holistiškai kiekvieną problemą. Man atrodo, klausant dar tokių minčių kilo ar ne, kad kiekvienai moteriai ypatingai svarbu pasitikrinti ir šiaip savo hormonų balansą, nes tai yra labai stipriai susiję ir jeigu ten, nežinau, būna toks pojūtis, kad vos ne per naktį ar 2 savaitės mano odos būklė staiga kinta, gali būti, kad jau čia ne apie kremą eina kalba, o apie išsamesnius organizmo tyrimus. Labai geras pastebėjimas apie hormonų pokyčius ir tikriausiai moteris labiausiai pastebi tai perimenopauziniam laikotarpiu. Šis laikotarpis trunka gan ilgai ir tai atsiliepia tiek odai, tiek aišku emociniai būkliai, tiek plaukam ir dažnu atveju dėl po truputėlį kintančių hormonų, mažėja estrogenų, progesterono ir santykinai, kadangi šių hormonų mažėja, tai santykinai daugėja androgenų. Ir dėl to moteris pastebi, kad keičiasi jų oda, gali atsirasti bėrimų, gali pasireikšti plaukų tam tikros ligos, kaip išiškėti androgeninė alopecija. Tai yra plaukų retėjimas viršugalvio srityje. Taip pat pastebi, kad oda kinta, ji tampa sausesnė dėl sumažėjusių, iš pradžių gali būti kiek ir riebesnė dėl androgenų poveikio, bet visumoje dėl pakitimo balanso, ypač lipidų kiekio pakitusio mūsų odoje, pradedame jausti, kad jinai tampa kiek sausesnė. Tai hormonai tikrai turi labai didelę įtaką, kaip tai veikia mūsų odą. Ir aišku, čia fiksavausi būtent perimenopauziniam laikotarpiu, menopauzės laikotarpiu dar kiti pakitimai tęsiasi, taip pat ir paauglystės metu. Kuomet prasideda brendimas, tuomet labai didelis hormoninis pasikeitimas mūsų organizme įvyksta ir tuomet dažniausiai stebim, kad prasideda tam tikros ligos, ar ne, tai yra aknės paūmėjimai pirmieji prasideda, gali dėl aktyvesnės riebalinės liaukos veiklos gali prasidėti tam tikros plaukų ligos, kaip pavyzdžiui seborėjinis dermatitas, kas yra pleiskanos, labiau besriebaluojantis skalpo oda, tai hormoninis fonas tikrai labai didelę įtaką turi mūsų odai, bet ne kiekvienu atveju tyrimai yra panacėja ir jie išsprendžia visas problemas. Kartais tie pakitimai yra minimalūs ir tyrimuose dėja neatsispindi, tačiau tikrai reikia įsivertinti individualiai, ar jie yra reikalingi to paciento atveju. Bet kad bendrai pasižiūrėjus žmogaus gyvenimą,
hormoniniai pakitimai kiekvieno gyvenimo etapu gali turėti įtaką tiek odos, tiek plaukų būkliai. Klausant jūsų, man norisi palinkėti mūsų klausytojams prisiminti, kaip pat gydytojas sakė, kad mūsų genetika lemia tik 20%. Tai realiai mes turim tiek erdvės ir tiek galimybių, tuos likusius 80% būti patys savo geros savijautos, geros odos būklės kalviai ir tiesiog susirasti tinkamą vedlį, kuriam būtų drąsos užduoti tinkamus klausimus ir rasti tą palydėjimą. Ačiū. Ačiū. Apie sveikatą ir grožį mes turbūt kiekviena esame prisiklausiusios tiek įvairiausių mitų ir tiesos ir netiesos, kad visame tame galima išeiti lengvai iš proto ir nebežinoti, koksgi tas teisingas atsakymas. Tai aš šiandien mūsų gydytojos Monika ir Gintarė kviečiu pažaisti. Mitas ar tiesa? Oda pripranta prie kremo, juos kas kelis mėnesius reikia keisti. Dantų pasta padeda nuo spuogų. Saulė naikina spuogus. Jei užtepsime per daug kosmetikos, oda nekvėpuos ir dus. Brangesnis kremas lygų geresnis kremas. Kuo daugiau vandens geriame, tuo gražesnė oda. Taip. Aha, prašyčiau čia pakomentuoti. Gal reikėtų kalbėti apie tai, kad jeigu tai yra kasdien suvartojamas normalus vandens kiekis, adekvatus vandens kiekis, tai oda pasisavina to vandens ir palaiko tą vandens kiekį tiek, kiek jai reikia. Bet jeigu oda yra dehidratuota, pavartojate mažiau vandens, vėl grįžus į tą normalų suvartojimą, oda gali atrodyti tikrai gyvybingesnė, gali įsilyginti mažesnės raukšlelės, na tai sakykime, tas vandens suvartojimas dehidratacijos atveju tikrai gali turėti įtakos. Taip, tai aš irgi pridursiu Monikai, net šituo klausimu ieškojau mokslinės informacijos. Tai buvo atradau tyrimą, kuris būtent ir teigia, kad jeigu žmogus yra dehidratuotas ir jis tikrai labai mažą kiekį vandens suvartoja, taip, jisai pastebės teigiamą poveikį, jeigu sunaudos didesnį kiekį. Tai yra 2-2,5 litro per dieną, bet jeigu žmogus naudoja 2-2,5 litro per dieną ir jis vartos dar didesnį kiekį vandens, jis tikrai jokio efekto nepastebės. Tai čia toksai ir mitas, ir tiesa yra, ar ne? Gerai, keliaujam toliau. Pirmiausia, amžius pasirodo ant kaklo ir rankų. Gintarė. Taip, tai mes labai daug dėmesio skiriam veidui. Ir labai dažnai pamirštam kaklą ir rankas. Tai yra tos vietos, kurių mes neapsaugom ir jos kartais ir parodo tą tikrąjį amžių. Ne dėl to, kad su jom kažkas ne taip, o dėl to, kad mes joms neskiriam pakankamai dėmesio. Tikrai taip, nors kaklo oda yra dar kiek plonesnė negu veido oda, bet aš labiau priskirčiau tai, kad mes neskiriam to pakankamo dėmesio. Ir plaštoko oda dar labai gauna didelį kiekį saulės spindulių. Ir iš tikrųjų mažai yra kremo rankom, kurie būtų su apsauga nuo saulės. Tai čia toksai patarimas ieškoti tokio rankų kremo, kuris būtų ir kremas nuo saulės kartu. Gerai. Veido masažas padeda išvengti raukšlių. Sakyčiau, toksai klausimas, į kurį galima pažiūrėti iš kelių pusių, kad jeigu mes atliekame reguliariai veido masažus, tai tuo metu masažas gali suaktyvinti kraujotaką, gali pamažinti tą paburkimą, suteikti tą vadinamą liftingo efektą ir smulkios raukšlelės tikrai gali išsilyginti. Kalbant apie patį masažą kaip monoterapiją, tai tikrai tai nebūtų vienintelis būdas, kuris gali mažinti raukšlės, bet kombinuojant, jeigu tai yra stipriai įtempti raumenys, paburkimas, veido odos būklė gali pagerėti, bet jokių būdų ne tik vien masažą taikant. Gerai, keliaujam toliau. Spuogai išnyksta patys, reikia tik išlaukti. Kremas nuo raukšlių po 30 metų privalomas. Irgi ir taip ir ne. Taip, jau kalbėjom šitą temą, ar ne? Kad tai yra individualu. Ir individualu, ir turbūt anksčiau reikia negu 30 metų. Taip, ir tai dar svarbu, kiek žmogui yra svarbu. Nes kai kuriem tai yra svarbu, kai kuriem nesvarbu, tai irgi čia yra individualus dalykas, kurį reikėtų aptarti su pacientu. Ar jis labiau Viktorijos laikų, ar labiau Coco Chanel laikų? Grįžtant prie mūsų pakalbėjimo. Taip, šokoladas lygus spuogai. Tikrai. Jei oda riebi, kremo nereikia. Sausą odą sukelia geriamo vandens trūkumas. Inkštirai tiesiog nešvarumai.
Spuogai atsiranda tik paaugliams. Na kągi, štai tokį žaidimą mes sužaidėm, buvo tikrai smagu ir ne tik žaidimas man buvo smagus, bet ir visas pokalbis kartu su jumis. Aš esu dėkinga, kad turėjau unikalią galimybę sudalyvauti grožio ir chirurgijos klinikos Sugihara projekte. Paklauskime gydytojų ir tokiu būdu prisidėti prie iniciatyvos, paraginti mūsų Lietuvos žmonės dažniau kreiptis į gydytoją, turėti drąsos ar neužduoti klausimą ir rasti teisingą, savo unikalų gydymo arba palaikymo planą. Su manim šiandien buvo Sugihara klinikos gydytojos, dermatologės, trichologės Monika Blaževičiūtė ir Gintarė Ulenskaitė. Ačiū mūsų žiūrovams, aš linkiu jums malonios patirties kabinetuose pas Gintarę ir Moniką. Dėkui.